Sveiki, dėkojame, kad įsigijote skaitmeninės televizijos priedėlį TV Start, kurį atsinešę į savo namus ir prisijungę prie savo senojo televizoriaus galėsite naudoti skaitmeninės televizijos transliuojamos visoje Lietuvos teritorijoje programų priėmimui. Na ir štai keletas patarimų, kaip prijungti šį priedėlį prie savo senojo televizoriaus. Tam jums bus reikalingas SCART laidas ir antenos kabelis, kurį jūs galėsite naudoti nuo savo senosios antenos, beje, prieš tai ją pasitikrinę. SCART kabelį prijungiame prie imtuvo SCART lizdo, antenos kabelį prijungiame prie imtuvo antenos lizdo, na, o maitinimo kabelį įjungiame į maitinimo rozetę. Štai mūsų pasiruošimas ir baigtas. Na ir jeigu teisingai pavyko sujungti, ekrane jūs pamatysite instaliavimo meniu. Kaip atlikti imtuvo instaliavimą? Taigi, instaliavimo meniu jūs pasirinkite regioną, kuris jau yra parinktas kaip Lietuva. Na, o sekanti eilutė yra kalba. Į šonus eidami meniu galite pasirinkti lietuvių kalbą, vaizdo režimą, jūsų televizoriaus ekrano tipą, na ir paspaudę mygtuką OK, pereinate į automatinę paiešką. Jeigu jūsų antena gerai veikia decimetrinių bangų diapazone, imtuvas greitai suras visus skaitmeninės televizijos kanalus. Šiuo metu Lietuvoje transliuojama 43 kanalai, tačiau nekoduotų programų yra 12.